Tikriausiai esate girdėję apie elektroninius skaitytuvus, kuriuos dabar galima įsigyti ir Lietuvoje. Šį kartą papasakosime apie tai, kaip naudoti šio paprastu, bet funkcionaliu ir patogiu įrenginiu. Taigi, įjungus prietaisą, jo ekrane pasirodo skaitytuvo bibliotekos segtuvai ir atskiros knygos. Jeigu skaitote naują knygą, tiesiog spauskite skaičių to aplanko, į kurį ją įdėjote. Mes renkamės lietuviškos knygos ir spaudžiame dvejetą. Tuomet išsirenkame knygą, tarkim Žemaitė, spaudžiame vienetą ir skaitome ją. Dabar grįžkime į pradinį skaitytuvo puslapį. Čia visada bus segtuvas paskiausiai naudoti failai, kuriame automatiškai išsaugomos paskutinės jūsų skaitytos knygos. Tad jei norite grįžti prie paskutinio skaitinio, spauskite vienetą ir iš pateikto sąrašo išsirinkite skaitytą knygą. Pavyzdžiui, nauja knyga. Skaitytuvas iš karto atvers tą knygos vietą, kurioje buvote prieš išjungdami įrenginį. Beje, versti skaitomos knygos puslapius galima mygtukais įrenginio dešinėje apačioje arba kairėje pusėje. Taigi, patogiai skaityti galima laikant įrenginį tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. Taip pat galima paprastai nueiti į pirmą, paskutinį arba bet kurį kitą pasirinktą puslapį. Atsivertus knygą, tai reikia paspausti mygtuką OK ir išsirinkti norimą puslapį. Dar viena patogi skaitytuvo funkcija – žymeklis arba skirtukas. Tarkim, jums patiko kuri nors skaityto teksto vieta ir norėtumėte ją prisiminti. Taigi, kai esate tame puslapyje, kurį norite prisiminti, paspauskite šeštą mygtuką su ženklu M. Ekrano apačioje kairėje pusėje pasirodys žymeklis su užrašu 3. Tai bus trečioji jūsų žymė. Vėliau, būdami bet kurioje kitoje knygos vietoje, spauskite trejetą ir iš karto atsidursite pažymėtame puslapyje. Jei jums nepatinka skaitomo teksto šrifto dydis, jį galima padidinti. Tam tai reikia paspausti 8 mygtuką su didinamojo stiklo ženklu. Baigus skaityti, įrenginį galima tiesiog išjungti arba palikti budėjimo režimu. Norint, kad skaitytuvas veiktų budėjimo režimu, mygtuką reikia paspausti trumpai ir nestipriai. Vėliau dar kartą paspaudus maitinimo mygtuką, įrenginys atvers paskutinį jūsų skaitytą knygos puslapį. Norint įrenginį išjungti, maitinimo mygtuką reikia paspaudus palaikyti ilgėliau. Nemokamų elektroninių leidinių lietuvių, rusų ir anglų kalbomis nesunkiai galima rasti internete. Pradžioje siūlome apsilankyti šiose interneto svetainėse. Suradus norimą kūrinį, jį reikia išsaugoti kompiuteryje, pavyzdžiui, ant darbalaukio. Tada USB laidu skaitytuvą reikia sujungti su kompiuteriu ir jame esantį tekstą perkelti į skaitytuvo atmintyje esančius katalogus. Ištraukus USB laidą, kūrinį iš karto galima matyti skaitytuvo ekrane. Norėdami įsigyti skaitytuvą arba gauti daugiau informacijos apie jį, kreipkitės elektroniniu paštu sales@5ci.lt. Malonaus skaitymo!